21 amžiaus tinklas suartino milijardų žmonių ir visiškai pakeitė mūsų gyvenimus. Atsivėrė neribotos galimybės. Tačiau internetas atskleidė ir tamsiąją visuomenės pusę. Vilnius. 6 valandos vakaro. Lazdynų mikrorajonas. 9 metų dvynukai Titas, Joris ir jų 6 metų broliukas Grimas kartu su kiemo vaikais ruošėsi gaudyti balandžius. Tai viena iš jų sugalvotų pramogų. Tačiau žaidimus kieme vis dažniau vaikų gyvenime keičia technologijos. Labas, mama. Jos iš tiesų reikalingos, kai mama nori pakviesti vaikus vakarienės. Tačiau kitos įtraukia taip, kad vaikų mama riboja šių technologijų naudojimą. O kiek laiko tu per dieną, pavyzdžiui, žaidži? Nu, gal kokias. Daugiausiai 2 valandas. O kodėl 2 valandas? Todėl, kad mamytė jam neleidžia daugiau. Mes gyvenam vieni, aš jos auginu viena. Vilnietė Gina yra išsiskyrusi su vyru ir viena augina 3 vaikus. Mes su vyru esame išsiskyrę, jisai Norvegijoje, mes nematėm jo jau metai. Tai iš ten aišku atsiranda tas, kad telefonai ir internetai yra naudojami šiek tiek kaip auklės. Ir aš kartais juokauju, kad pats internetas jis yra nepiktybinis, jis yra joks. Nes galų gale mes visi netobuli ir kai tu pats nesusitvarkai su savim, ar esi pervargęs ar taip toliau, nes tau reikia ir dirbti, ir daryti valgyti, ir visą kitą, tada tu sakai, vaikai, kad kokią filmuką pažiūrėti. Nu, tarsi tas kompiuteris, jis pats savaimės, jeigu nėra piktas. Vilniečiai vaikai vieni iš daugelio, kuriems kompiuteris tampa laisvalaikio dalimi. Vis daugiau vaikų susiduria su technologijomis ir taip įsitraukia į jų naudojimą, kad nepilnamečiams iškyla įvairių pavojų. Į tai atkreipia dėmesį visuomeninės organizacijos ir vaikams rengia paskaitas, kur pasakoja apie technologijų keliamas grėsmes. Šioje švietėjiškoje veikloje dalyvauja ir vienas žinomiausių Lietuvos atlikėjų Andrius Mamontovas. Persmelkia kaip ir kasdien mane. Vaikai greičiau išmoksta naudotis įvairiom programom, intuityviai kažkaip išmoksta naudotis. Andrius Mamontovas, vienas žinomiausių Lietuvos atlikėjų. Jis augina 2 paauglius vaikus. Tai, o kita bėda aišku, kad aš savo vaikus kiekvieną dieną, man tenka jos varyti nuo kompiuterio. Aš pažiūriu, kad jau praėjo valanda, aš sakau viskas. Ir žinau, kad kai aš pasakiau viskas, tai dar aš po pusvalandžio ateisiu ir vėl sakysiu viskas jau baigta šiandien. Nu, mes tais nelabai sėdėm. Grimas dažniausiai sėdė. Kas nutiko? Čia tai... Ne tą knopkę paspaudė. Šitai labiau norėčiau į kiemą, nes dažniausiai einu į kiemą, o rečiausiai einu prie kompiuterio. Dar prieš 4 metus Lietuvoje internetu kiekvieną dieną naudojosi kas 4 šalies gyventojas. Šiandien internetą ir kompiuterį namie turi kas 2 namų ūkis. Deja, tai yra, sakyčiau, be galo aktuali problema, nes taip ir įvyksta. Mindaugas Glodas vadovauja programinės įrangos gamintojo Microsoft atstovybei Lietuvoje. Yra nuperkamas kompiuteris kaip dovana, imk, išsipakuok, susijung, prisijung prie interneto, daryk, ką nori ir ačiū, kad man netrukdai žiūrėti televizoriaus. Aš nežinau statistikos, turbūt tokios neegzistuoja, bet esu įsitikinęs, kad mes kalbam apie 80, jeigu ne 90% visų namų ūkių, kur taip įvyksta. Bendravimas internete skatina atsiskleisti, papasakoti apie save, rodyti savo nuotraukas ir bendrauti. Šis šokis viena iš naujų užsiėmimo formų įtraukianti 100 000 jaunuolių visoje Europoje.
iš vienos pusės šiaip yra gerai labai, nes filmuotis yra šioks toks užsiėmimas. Raimondas Kalinovskis yra moksleivis iš Mažeikių laisvalaikių šokantis šaflą. Vis ne taip sėdėti namuose, nieko neveikti. Ir taip, nežinau, linksma, susirandi naujų pažinčių, daugiau draugų iš kitų miestų. Domėjimasis virtualių pasaulių yra natūralus, kad jisai visada vilioja, tai yra kažkokia paslaptis, kažkoks tai, ko tu nepamatysi, tai realiame gyvenime, man tai irgi patinka, bet, sakau, viskas priklauso nuo to, na, ar jūs turite tikslą gyvenime. Tai Mažeikiai. Vienas iš Lietuvos miestų, kuriame gyvena per 40 000 gyventojų. Socialiniai tinklalapiai ir interneto kultūra čia skverbėsi taip pat greitai kaip ir bet kuriame kitame mieste. Socialiniai tinklalapiai – vienas sparčiausiai plintančių bendravimo formų. Prie jų jungiasi 100 milijonų žmonių visame pasaulyje. Mažeikiškių Šiuipių šeimoje socialiniais tinklalapiais naudojasi tik vaikai – Neringa ir jos 12-metis brolis Nedas. Bendraamžių tarpe tai yra labai populiaru, nes dauguma, ta prasme, labai yra žmonių užsidariusių daug. Neringa yra Mažeikių Gabijos gimnazijos moksleivė. Ir esmė tai tame, kad visi sėdi namie, neturi ką veikti ir tiesiog bendrauja. Ir daugiau net nesinori išeiti kažkur, kai tu gali bendrauti, tu gali išreikšti save, tau nereikia parodyti to drovumo ir dar kažko tai. Man patinka čia fotografuotis, kadangi čia labai graži gamta, ypač vasarą, dažniausiai tai skirtu savo draugui. Solveiga yra Neringos draugė. Anksčiau merginos lankė tą pačią mokyklą, dabar jie sieja laisvalaikis. Nes jam labai patinka, kai aš fotografuojuosi, su draugėm apsikeičiam, pasižiūrėti, kaip keičiamas. Susideda taip pat, kaip draugė sakė, kad internetinius portalus susideda nuotraukas. Dažniausiai, kiek esu mačiusi, tai iki apatinio trikotažo galime eiti. Dažniausiai būtent pridengia kokias nors vietas, tad gražiau atrodo, kinams aišku labai patiko. Dažniausiai Bendravimas socialiniuose tinklalapiuose įgauna naujų formų. Vieni kitus gali ne tik pažiūrėti, bet ir pakomentuoti nuotraukas ar jas įvertinti. Taip kiekvienas sužino, ko yra vertas. Ir šiuose lenktynėse norisi tik laimėti. Jo, jeigu tu susikuri savo profilį ir ten jį galima kažkaip reitinguoti širdutėm, pliusiukais, debesėliais, saulytėm, nesvarbu. Artūras Rumencevas yra vieno didžiausių kompiuterinių žaidimų portalo Lietuvoje Games.lt apžvalgininkas. Tai ir tavo klasiokė yra labai daili, kuri ten turi daug jų. Tai atsiprašau, bet man irgi reikia, ne? Tai jinai parodė krūtinę, nu ką darysi? Dėl 2 debesėlių daug ką gali padaryti. Tai yra normalus reiškinys. Tai yra narkotikas, bet ta prasme, tai yra natūralus narkotikas, jis yra kiekvieną dieną. Nedas taip pat yra vienas iš šio socialinio tinklalapio naudotojų. Foto įsidėti ir balsuoju už tave. O, ir dabar tu balsuoji už kažką tai? Nes man rašo balsą į balsą. Už mane balsuoja ir aš už. Nepažįstu, bet jeigu paprašo. Nedas mėgsta leisti laiką prie kompiuterio. Tačiau vienoje vasaros stovykloje teko apsieiti be jo. Tada su draugais Mažeikiškis sukūrė šią dainą. Kantau, bereikalo gadint sveikatą, kantau, sėdėt prie kompo visą parą, kantau, gadinti psichiką žaidimais, kodėl nepagalvoji, kad tai yra blogai. Šios žodžius išgirdo 10 000 žiūrovų. Nedas dainą atliko muzikinėje televizijos laidoje. Berniuko pasirodymas sulaukė ir aplinkinių dėmesio bei įvertinimo. Tačiau ne visus komentarus internete buvo malonu skaityti. Taip, jisai iš pradžių džiaugiasi, kad jam rašo ten draugai. Raimonda Šiuipienė, Nedo ir Neringos mama. O paskui, aišku, atsirado ir tų konkurentų galbūt, ir kas ten žino, kas ten rašė, bet ir piktų atsiliepimų tokių buvo. Buvo ir tokių atvejų, kai jisai pasakė, aš nebeisiu, aš nebedainuosiu, aš
iš vis nebedalyvausiu niekur. Tai vat, nu ir vėl vyksta pokalbis, vėl vyksta aptarimas, kad nereikia tai kreipti dėmesio. Liktai žadėjom saugot, taip manėm, kad reikėtų saugot būtent nuo tų diskusijų skaitimo, bet paskui priėjom tokios išvados, kad nuo to neapsaugosi. Nedas dabar mažiau dėmesio kreipia į komentarus internete. Jis toliau tęsia savo muzikinę karjerą ir mokosi dainavimo. Tačiau dalis Nedo bendramžių laiką leidžia kitaip. Įvairių tyrimų duomenimis, kas trečias paauglys Lietuvoje žaidžia kompiuterinius žaidimus. Žinau vieną mano klasiokė. Mokosi pakankamai gerai, bet tikrai labai protinga panelė, bet pastoviai namų darbų nedaro ir pastoviai sėdi ir žaidžia tokį žaidimą, dabar tiksliai nepamenu, ten mūšiai kažkokiausi, panelė. Ir žodžiu, ir jinai pastoviai, kada paklausė, tada aš žaidžiau ir apie ją daugiau, apie nieką nepakalbėsi su ja. Iš tikrųjų, mano darbo praktikoje yra buvę keletas tokių atvejų, kai kompiuteriai iš tikrųjų turėjo tą tokią neigiamą įtaką. Jolanta Rupšienė yra socialinė pedagogė Mažeikiuose Gabijos gimnazijoje. Čia mokosi ir Neringa. Tai visų pirma, buvęs, sakykime, geras mokinys, neturėjęs lankomumo ir pažangumo problemų, jis staiga tapo visai kitoks, priešingas. Iš tikrųjų, pradėjo nebelankyti mokyklos, pradėjo nebesidomėti pažangumo rezultatais, mokslu. Na ir galų galiai išaiškėjo per 2-3 mėnesius, kad šitas mokinys yra iš tikrųjų labai didelis kompiuterinių žaidimų mėgėjas. Vien šį žaidimą legaliuose serveriuose žaidžia 12 milijonų žaidėjų visame pasaulyje. Su žaidimu išpopuliarėjimu, medikai vis dažniau pradeda kalbėti apie priklausomybę nuo kompiuterio, interneto ar kompiuterinių žaidimų. Aš atsimenu, kai aš prieš 10 metų, kai pirmą kompiuterį įsigijau, aš naktimis nemiegodavau, aš dieną būdavau pavargęs, neišsimiegojęs, nes aš visą naktį kažką žiūrėdavau, kur ten kas yra, kaip veikia kažkokį. Jeigu porą kartų pabandžiau žaisti kažkokį tai žaidimą kompiuterinį, tai labanaktis. Tada kitiem jokiem darbam nebelieka laiko. Čia yra viena iš daugelio priklausomybės formų, kuri pasireiškia tais pačiais bruožais. Raimundas Alekna yra psichoterapeutas ir vadovauja Vilniaus psichoterapijos ir psichoanalizės centrui. Tai yra tokių nenumaldomų potraukių, imtis tai daryti. Kai tą darai, tiesiog prarandi saiką, nebesuvoki laiko ir tai regis, kad tu vos keliom minutėm prisėdai, o paskui pasirodo, kad jau praėjo 3-4 valandos. Ir po to ateina toks nuovargis, graužatis, kad tu daug laiko praleidai, kaip moralinės pagirios, kad būtų, paskui vėl viskas liktai nusiramina ir vėl palaipsniui ateinantis toks potraukis, kurio tu negali kontroliuoti. Įvairūs tyrimai atskleidžia, kad kompiuterinius žaidimus žaidžia didžioji dalis paauglių. Vienos apklausos nurodo, kad taip laisvalaikį leidžia kas trečias, kitos, kad 9 iš 10 paauglių. Supažindinam tai paprasčiausia, aš nemanau, kaip pasakyti, pavojų vardinti. Kad jau žmogus pasidaro priklausomas nuo kompiuterio ir jis paprasčiausiai nebegali be jo gyventi. Sigitas Kažukalovas dėsto informatiką Gabijos gimnazijoje Mažeikiuose. Paskui kas darosi, žmogus labai irzlus pasidaro, piktas, nervuotas. Netgi turim vaizdinę medžiagą, kur yra internete parodyta, kaip vaikas pakėlęs daužo klaviatūrą, monitorių ir kompiuterį, ten esi mažas 10 metų, jis jau nebegali be jo. Netgi yra tokie pavyzdžių, kad žmogus netgi pasidarė, kaip sakyti, kaip alergiškas kažkoks, kai negavo 1 dieną prisidėti prie kompiuterio. Šis internetinis vaizdelis sulaukia milijonų žiūrovų dėmesio visame pasaulyje. Pedagogai pastebi, kad žaidimai daro didelę įtaką vaikų elgesiui su bendramžiais. Viską jie perkelia į realų gyvenimą, į žaidimų. Dabar pasitaiko tokiu atveju, kad jau ten kokį batraištį kabina ant kaklo ir bando smaugti. Sako, mes taip žaidžiam. Ilona Grinkevičienė dirba socialinė pedagogė Mažeikių Kalnynų vidurinėje mokykloje. Čia mokosi ir Nedas. Ir netgi tas vaikas, kuris yra nukentėjęs, netgi tas nesuvokia, kad čia galėjo kažkas atsitikti baisaus, kad iš tikrųjų ten arteriją užspaudus jis galėjo mirti, jis nesuvokia to.
Jis tai priima irgi kaip žaidimą. Tai vienas iš žaidimų, apie kurį galėjo pasakoti socialinė pedagogė. Tačiau kūriamas jis buvo ne vaikams, o pilnamečiams. Ir pažymėtas jis buvo keliais iš šių lengvai atpažįstamų simbolių. Jie yra vienos iš kompiuterinių žaidimų ženklinimo sistemos dalis. Aš pats dažnai žaidimus perku ir parduotuvėse būnu šalia suaugusių žmonių, kurie perka. Jeigu jie nežino žaidimo pavadinimo, nes, tarkim, vaikas pasakė, noriu to ir to, ir jie patys kažką bando išrinkti, tai jie rankose paturi įvairių dalykų. Kur tikrai aš nežinau, jeigu jie grįžę išpakuotų ir patys subandytų, ką jie nupirko, tai jie tikrai būtų nustebę. Tai dėl to, kad nežino, kas tie ženkliukai. Nors aišku, elementaru 15+, greičiausiai apie amžių parašyta, ne apie trūkumą žaidimo. Šios sienos Mažeikiuose liudija pyktį ir apkalbas. Jas perskaito gal vienas kitas smalsesnis mažeikiškis. Tačiau dabar mintis iš šių sienų pasklinda gerokai plačiau. Draugas filmavosi, kaip šoka tą patį šokį. Ir prieš šokant jį truputį pasimaivė. Ir tas pasimaivimas išplito ir gavosi toksai kaip išsijokimas iš jo. Nežinau, kiek tiksliai peržiūrų buvo, bet kažkur apie 400. O kalbama nebuvo labai plačiai. Tik tie, kurie matė, šiek tiek pakomentavo. Žinoma, daugiausiai buvo draugai, kurie matė tą video. Ir daugiausia dalis komentarų buvo prašymas ištrinti tą video. Viena iš populiariausių vaizdo svetainių YouTube kasdien pasipildo 80 000 vaizdelių. Kasdien vien šios svetainės lankytojai peržiūri milijardų nufilmuotos medžiagos ištraukų. The big change is what is now called user-generated content. Richardas Vettenhamas yra elektroninio turinio ir saugaus interneto skyriaus Europos komisijoje vadovas. Didieji pokyčiai įvyko atsiradus taip vadinamam vartotojų kuriamam turiniui. Dabar nebereikia jokios specialios įrangos. Naudodamas kompiuterį ir įprastą naršyklę ar netgi mobilųjį telefoną, gali pats kurti turinį ir jį išplatinti internete. Dalis šių vaizdų liudija apie asmeninius vaikų ir paauglių santykius. Taip atsiranda naujas reiškinys, vadinamas patyčiomis kibernetinėje erdvėje. Well, first of all, I would like to say that bullying has always existed. Janice Richardson yra InSafe projekto vadovė. Patyčios buvo visada. Ko gero prisimintumėte tai ir iš savo vaikystės. Maždaug 1/4 mūsų yra tai patyrę. Skirtumas tas, kad šių dienų priemonės yra labai galingos. Galima paimti nuotrauką, ją sudarkyti ir įkelti į internetą. Galima ją išplatinti tūkstančiams žmonių. Taigi su šiomis priemonėmis patyčios tapo dar labiau žeidžiančios auką. Bullying has become much more disturbing for the victim. Gimnazistės Mažeikiuose ko gero kiekviena gali papasakoti, kaip tokia pramoga virsta patyčiomis. Būna, kad vaikinai juokauja, susirenka kieme ir tiesiog tyčiojasi iš panelių ir viską filmuoja. Čia yra buvę, man pasakojo draugė, kad ten pas juos kieme yra mažesnės panelės, jos tokios bando atrodyti žavės prieš tus vaikinus, o tie vaikinai vyresni ir bando iš jų pasityčioti. Ir tiesiog, kaip čia tau su tuo vaikinu ir jas tiesiog filmuoja, o jos tenais bando pasirodyti prieš tus vaikinus ir tiesiog pasakoja viską. Vaizdai gal buvo kokį mėnesį ir po pirmų dienų jau ta žinia, kad yra internete apie tas paneles, apskriejo labai greitai ir jau po kelių dienų visi žinojo, kur eiti, koks adresas. Tokių istorijų, ko gero, nutinka kiekviename mieste, tiek Lietuvoje, tiek Švedijoje ar Suomijoje. Tačiau ši istorija buvo viena pirmųjų paskatinusių pradėti švietėjišką veiklą prieš patyčias kibernetinėje erdvėje. Keletą metų bendramžių patyčias patiriantis Ryanas Halliganas pats bando spręsti nesklandumus.
Tėčio raginamas jis pradeda lankyti kovos menų treniruotes. Patyčios liaujasi. Santykiai su bendraamžiais pagerėja. 13-metis išdrįsta simpatizuoti merginai iš savo mokyklos. Susižavėjimo žodžiai ir džiaugsmas gavus atsakymą. Nors visa tai tik susirašinėjimas, tačiau Ryanui tai labai svarbu. Tai svarbu ir berniuko simpatijai, tačiau jai tai tik žaidimas. Susirašinėjimo detalėmis ji dalyjasi su savo draugais. Kas atrodė asmeniška, tampa vieša. Diena buvo pragariška. Ryanas sužino, kad jis tapo patyčių auka. Patikusi mergaitė bendraklasio akivaizdoje išvadina jį nevykėliu, o žinia apie jo asmeninius išgyvenimus paskleidžia internetu. Moksleivių viešos patyčios tampa nebepakeliamos. Paauglys nusižudo. Tai internetinis puslapis Ryanui atminti. Svetainę sukūrė jo tėtis, tik po sūnaus mirties aktyviai įsitraukęs į švietėjišką veiklą prieš patyčias kibernetinėje erdvėje. And I think with young people in particular, it's the idea that bullying Manau, kad jaunimui reikėtų žinoti, kad patyčios kibernetinėje erdvėje egzistuoja tik ten, kur neišdrįstama apie tai kalbėtis. Ethel Quayle yra dėstytoja Edinburgo universitete Škotijoje. Manau, kad daugiau dėmesio šiai problemai turėtų būti skiriama mokyklose. Būtent mokyklos yra erdvė, kur patyčios ir kibernetinės patyčios plinta labiausiai. Ši pamoka galėjo vykti bet kurioje Lietuvos mokykloje. Sprendžiant iš įrašo konfliktinę situaciją galėjo išprovokuoti mokiniai. Tokios nufilmuotos situacijos internete išbūna savaitės ar mėnesius, kol vaizdelio nepastebi pats mokytojas ar jo kolega. Man sūnus yra parodęs vieną kitą tokį nufilmuotą vaizdą ir lituanistės tokią pamoką, kur jinai taip savotiškai veda ir galvoja. Daiva Misevičienė dirba mokytoja Mažeikių Kalnėnų vidurinėje mokykloje. Ji yra Nedo klasės auklėtoja. Nedaug dievė, iš tikrųjų, pasirodo ir man kartais pasitaiko ir ar ironizuoti, ar supykti ir pati savo tokia nepatinku ir nenorėčiau, kad dar kažkas matytų. Bet yra buvę panašus atvejas man pačiai neseniai, kad pamačiau, kad toks berniukas, toks neklaužažiukas, iškėlęs telefoną taip aukštai, ar galvoju, garsiai rašinėja, ar fotografuoja, kažką tokio daro. Tai sureagavau greitai. Na, o kitas dalykas, su mobiliaisiais telefonais dabar, kadangi tų yra funkcijų labai daug, filmavimo kameros, fotoaparatai, tai būna tokių situacijų, aišku, dar nepasitaikė, bet kad keli mokiniai ar tarkim, grupė kažkokių paauglių sudaro tokią situaciją, sakykime, konfliktinę, o kitas paveiksluoja ar filmuoja. Pasikalbėkite su kuo nors. Pažiūrėkite, kaip galite tai spręsti. Tie, kurie tyčiojasi, vos tik supratę, kad jūs nebijote, atsitraukia. Dažniausiai jie yra bailiai. Jie renkasi tuos, kuriuos lengvai bauginti. Todėl vos tik jūs parodote, kad nebijote ir galite apsiginti, patyčios liaujasi. Tik aktyvi veikla padeda kovoti prieš patyčias. Lietuvos mokyklose pradėta diegti viena veiksmingiausių smurto prevencijos programų pasaulyje – norvegų programa Olveus. Ji veikia dar tik 4 metus. O štai Suomijoje jau daugiau kaip 30 metų vykdoma Mannerheimo lygos paramos sistema mokykloms. Patys mokiniai organizuoja susibūrimus ir kalba apie socialinį klimatą mokykloje ir patyčias. Well, that depends. Some teachers like those things. Mary Stark yra 9-tokė iš Vantos miesto Suomijoje. Mergina savo mokykloje dalyvauja projekte prieš patyčias. Kai kurie mokytojai vertina mūsų programą, tačiau dalis mokytojų nenori dalyvauti mūsų veikloje, nes mūsų renginiai kartais įsiterpia į pamokas. Kai kurie mokytojai vis dar mano, kad mokykla yra mokykla ir joje turi būti tik mokomasi.
they think still that school is a school and it's for teaching and learning. 40 šalių, taip pat ir Lietuvoje, kasmet organizuojama saugaus interneto diena. Per įvairius renginius vaikai supažindinami su interneto keliamais pavojais. Draugiško interneto puslapyje pateikiami patarimai ir vaikams, ir tėvams, o muzikos žvaigždės keliauja po Lietuvos mokyklas, pasakodamos apie interneto pavojus. Bent jaunimas tikrai nėra atsilikęs interneto šitoj platybėse. Viktoras Diavara kartu su kitais grupės Camp nariais važinėja po Lietuvos mokyklas ir moksleiviams pasakoja apie interneto grėsmes. Ir esmė, kad kokiam ten YouTube arba taip yra tikrai daug vietų, kur galima pamatyti tam tikrų dalykų, kur iš tikrųjų, ten 12-metis ar 8-metis nelabai dėrėtų jam matyti, bet jie viską žino, viską supranta daug geriau negu ir, tarkim, ir gal net ir mes. Ir tai mano toks vienas pastebėjimas buvo, kad iš tikrųjų nelabai yra tos kontrolės iš tėvų pusės ir tai net ir jaučiasi iki su jaunimu šnekė. Mano tėvai dažnai galvoja, kad jų vaikas namie prie kompiuterio yra saugesnis nei gatvėje ar kieme. Erika Jennings taip pat dalyvauja draugiško interneto projekte. Iš tiesų, jis susiduria su tais pačiais pavojais. Jis peržiūrinėja profilius pokalbių kambariuose, įvairiuose socialiniuose tinklalapiuose, Facebook, MySpace ir kitose. Tie visi pavojai susijęs su įvairiausio plauko iškrypėliais, kuriuo aišku pilna internete. Ir ne veltui kartais sakoma, kad internetas yra didžiausias pasaulio šiukšlynas, kad jame, taip sakant, yra apart gerų dalykų ir yra labai blogi dalykai, tai čia vėlgi, jeigu tu vaiką leidi prie kompiuterio, tu turi pašnekėti ir šitom temom paaiškinti, kad jis nekalbėtų, neatsakinėtų kažkokios žinutės nepažįstamų žmonių, nepasakotų, kur jis gyvena, koks jo adresas, nepažįstamas žmogų nesiųstų savo nuotraukos ar kažką. Lietuvoje, kaip ir daugiau nei 30 pasaulio šalių, veikia karštoji linija, kuri reaguoja į žalingą vaikams turinį internete. Tai Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos nacionalinis elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo incidentų tyrimo padalinys. Jis tyria elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo incidentus ir vykdo jų prevenciją. Imkim kriminalinį nusikaltėlį. Kriminaliniam nusikaltėliui reikia ateiti į vietą. Tomas Barakauskas vadovauja ryšių reguliavimo tarnybai, kurios viena iš funkcijų fiksuoti incidentus elektroninėje erdvėje. Kažkokią konkrečią vietą ir atlikti kažkokį konkretų nusikaltimą. Elektroniniam nusikaltėliui niekur nereikia eiti, reiškia, sėdęs prie kompiuterio gali daryti nusikaltimą bet kur, bet kuriuo metu ir bet kokio masto. Elektroninės duomenų vagystės, neteisėti prisijungimai prie bankų sistemų. Visą tai tyria centras. Tačiau viena skaudžiausių problemų – vaikų seksualinio išnaudojimo vaizdai platinami internete. Jau keletą metų naudodamėsi šią sistemą žmonės praneša internete aptikę vaikų pornografijos. Tai jeigu pažiūrėti visą sistemą, tai yra tinklalapis draugiškas internetas.lt. Rytis Rainys yra ryšių reguliavimo tarnybos tinklų ir informacijos saugumo skyriaus vedėjas. Kuriame yra vieta pranešti apie aptiktą nelegalų turinį. Tai yra paprasta internetinė forma, kur reikia pasirinkti kokio profilio tas turinys, kaip mano vartotojas. Ir šita sistema iš tikro veikia. Nes žmonės susidūrę su nelegaliu turiniu internete mažai linkę ir mažai bus linkę pranešinėti tai tiesiai policijai. Kodėl? Nes policijai reikia pateikti vardą, pavardę, asmens kodą. Po to žmogus gali būti apklausimas ir taip toliau. Žmonės to bijo ir to paprastai nedaro. Per nepilnus 2 metus mes gavome pranešimą mūsų karštą liniją virš 1000. Kai tuo tarpu, jeigu paimti europinius InHope skaičius, tai per mėnesį eina virš 10 000 pranešimų. Tai aišku, ta prasme, čia reikėtų skaičiuoti, reiškia, galbūt santykinius skaičius išvedinėti, kiek tų vis dėlto gyventojų yra vienoje ar kitoje teritorijoje. Bet vis tiek matosi tai, kad pakol kas Lietuvoje aktyvumo stokojama. Ir ar tikrai dalis žmonių mano, kad netgi ir manydami, kad tos problemos egzistuoja, nemato jų masto arba pačio blogio, kiek bloga ta problema.
Internetas peržengia valstybių sienas. Vaizdai su vaikų seksualiniu išnaudojimu aptinkami įvairių valstybių tinklalapiuose. Norint surasti ir nubausti nusikaltėlius, būtinas glaudus tarptautinis bendradarbiavimas. Dar prieš 10-metį karštosios linijos iš įvairių valstybių įkūrė tarptautinės organizacijas Karštųjų linijų asociacija InHope ir Europos valstybių iniciatyvas dėl saugumo internete vienijantį tinklą InSafe. Šios organizacijos siekia suvienyti kuo daugiau resursų stiprinant vaikų saugumą internete ir kovojant prieš vaikų seksualinio išnaudojimo medžiagos platinimą internetu. Ir vis daugiau ir daugiau pasaulio šalių susimąsto apie tai ir šitų karštųjų linijų infrastruktūra, visa sistema yra vystoma ir vystoma. Šiuo metu mes turime berods 33 pasaulio šalis įvairiuose kontinentuose, daugiausia iš Europos valstybių, bet yra ir Amerika, Australija, yra daug Azijos šalių. Tik kas 5 nuotraukoje seksualiai išnaudojami berniukai ir mergaitės yra nuo 10 iki 18 metų. Tačiau didžioji dalis internete patalpintų nuotraukų, kuriuose seksualiai išnaudojami jaunesni vaikai. 4 iš 5 nuotraukų yra vaikai, kuriems nėra net 10 metų. Viena garsesnių istorijų, kai vyrai keitėsi savo ar globojimo vaikų seksualinio išnaudojimo vaizdais, prasidėjo dar 9-ojo dešimtmečio pradžioje. Tam jie buvo sukūrę savo bendruomenę – Fan Club. Vaikų seksualinio išnaudojimo vaizdais internetu keitėsi 26 europiečiai iš skirtingų valstybių. So the primary function is sexual, but what the internet has made available is a large social network of people who share a similar interest to you. Pirminė šių atvaizdų rinkimo funkcija yra seksualinė. Tačiau internetas sukūrė didžiulį socialinį tinklą, kur žmonės dalyjasi panašiais pomėgiais. Iki interneto atsiradimo tokio masiškumo nebuvo. Taigi šis tinklas patenkina žmonių seksualinius poreikius ir socialinius poreikius. Ir kai kuriems žmonėms, jeigu atkreipsime dėmesį į milžinišką skaičių nuotraukų, kurias jie yra surinkę, tai jų elgesys primena kolekcionavimą. Jie kaupia atvaizdus, tarsi kolekcionuotų futbolininkų paveikslėlius ar dar ką nors. Vienas iš minėtos bendruomenės Fan Club narių, belgas Paskalis Tavernas, ne tik keitėsi savo dukrų seksualinio išnaudojimo vaizdais, tačiau nusprendė iš to ir užsidirbti. Jis leido seksualiai išnaudoti savo dukras ir jas filmuoti. Mes žinome tik tuos, kurie buvo apkaltinti seksualiai išnaudoję vaikus. Nežinome tų, kurie nebuvo suimti. Taigi studijos apie šios žmonės rodo, kad daugiausiai vaikų seksualinio išnaudojimo vaizdus kaupia vyrai iš Europos ar Šiaurės Amerikos. Daugiausiai jie parsisiunčia vaikų iš Europos, Šiaurės Amerikos ar Azijos seksualinio išnaudojimo vaizdus. Vaikų pornografinių filmų kūrėjas italas Sergio Marzola dukrų tėvui Paskaliui Tavernui sumokėjo 250 € už tai, kad nufilmuos jo mergaitės vilkinčias apatinį trikotažą. Dar 500 € už tai, kad filmuos vaikus nuogus. Ir 750 € už tai, kad vieną iš jų išprievartaus savo filme. Mergaitėms tuo metu buvo 4 ir 5 metukai. Well, many of these offenders are very accomplished technical people. Adrianas Dvairis daugiau kaip 6 metus dirbo karštojoje linijoje. Dabar jis yra InHope tinklo koordinatorius. Dažniausiai tai techniškai labai gerai išprusę žmonės. Jie puikiai žino, kokias technologijas naudoja. Ir mes manome, kad dauguma jų žino, ką daro. Jie elgiasi nepriimtinai ir jie labai bijo, kad vieną ankstų rytą policija gali pasibelsti jų namų duris. And are very frightened of having the police knock on the door at 6 o'clock in the morning. Italas Sergio Marzola buvo sekamas policijos. Per tarptautinę operaciją jis buvo suimtas su įkalčiais, 500 vaikiškų erotinių drabužėlių, 100 DVD su vaikų pornografija, filmavimo įranga. Marzola prekiavo vaizdais internetinėse svetainėse, žinomose tik pedofilams. Jis buvo
tos mums lengvai suprantamos fizinės apraiškos, kur aš pažįstu žmogų, aš jį esu matęs, žinau, kaip jis atrodo, o toj kibernetinėje erdvėje, internete, bet kas gali prisimti bet kokią asmenybę, gali vieną dieną būti moteris, kitą dieną vyras, vieną dieną jaunas, kitą dieną senas ir iš tiesų tokiais įvairiais veidais save pateikdamas gali bet ką susigalvoti. Ir tie pikti kėslai, jie iš tiesų išplito ir dėl to buvo imta ieškoti tų automatinių priemonių, programinių priemonių, kaip tai identifikuoti, kaip tarkim ir pokalbis apie preying on children. Rubenas Rodrigesas yra Karštųjų linijų asociacijos InHope prezidentas. They learn what children like. Vėliojantieji vaikų žino, ką vaikai mėgsta. Jie mokosi, kaip kalba vaikai, žino vaikų muzikinį skonį, žino jų mėgstamus atlikėjus. Jie naudoja šios įrankius, kad suviliotų vaikus internete. Jie labai gerai juos pažįsta ir žino viską, ką turėtų žinoti apie vaikus. Tai tarsi, jei jums patinka kompiuteriai ir turite dar vieną pomėgį, tai stengiatės pagilinti žinias apie savo pomėgį. Deal with it better. For us as a children's rights child protection organization. Vernonas Jonesas yra projektų vadovas Karštojoje linijoje Danijoje. Mums, vaikus ginančiai organizacijai, norėtųsi matyti, kad vaikų, kurie buvo seksualiai išnaudoti, vaizdai būtų identifikuoti. Tačiau didžiausia problema, kad pajėgos kovojant su vaikų seksualinio išnaudojimo informacijos platinimu, kol kas nėra iki galo išnaudojamos glaudžiam tarptautiniam bendradarbiavimui. So not many children are actually being identified. Interpolo duomenų bazėje Lyone yra sukaupta 900 000 vaikų atvaizdų, kuriuose užfiksuoti 25 000 skirtingų vaikų. Visi jie buvo seksualiai išnaudoti. Tačiau tik 900 vaikų buvo atpažinti. Nustatyti vaikų tapatybės labai sudėtinga. Yra labai nedaug atvejų, kai nustatomi vaikai, kurie buvo seksualiai išnaudoti. Patys vaikai turi atskleisti išnaudojimo faktą. Labai nedidelė vaikų dalis patys pranešė, kad jie buvo seksualiai išnaudojami ir fotografuojami. Todėl didžioji dalis vaikų buvo atpažinti dingusių ir išnaudojimų vaikų centro darbuotojų. Pranešimai apie vaikų seksualinį išnaudojimą padeda išaiškinti vaikų seksualinio išnaudojimo vaizdų platinimo svetaines, pradėti tyrimus ir ieškoti nusikaltelių. Tačiau kova prieš vaikų pornografijos platintojus iki šiol nesulaukė tiek dėmesio, kiek kiti nusikaltimai elektroninėje erdvėje. Pavyzdžiui, jeigu nelegalus toks turinys, kaip taip vadinamas phishingas, tai yra banko elektroninės bankininkystės svetainių falsifikavimas ir bandymas surinkti iš vartotojų prisijungimų slaptažodžius tam, kad sąskaitos būtų vėliau vartotojų nelegaliai ištuštintos. Tokie tinklalapiai vidutiniškai iš pasaulio interneto dingsta per 3,5 valandos. O spėkit, kiek vaikų seksualinio išnaudojimo tinklalapiai, kiek kabo internetu. Socialinės rizikos šeimų ir jose augančių vaikų skaičius nemažėja. 2007-aisiais tokiose šeimose augo 31 000 vaikų. Daugelis jų bendravimo ir santykių ima ieškoti ne šeimoje, o virtualiame pasaulyje. Aš visuomet rekomenduoju, kad jeigu vaikas ar paauglys kažkaip tai įtartinai nekelia tau rūpesčių, jis užsiėmęs kažkuo ir niekaip, kaip sakant, netrukdo tavęs kaip tėvo ar kaip mamos, jau verta susidomėti. Jeigu jau vaikai neberanda laiko tiems dalykams, tai tada jau reikia susirūpinti. Tėvai labai gerai supranta, kaip vaiką išauklėti, kaip jisai turėtų saugiai pereiti gatvę,
kaip eidamas per gatvę jis turi pažiūrėti vieną pusę, į kitą pusę, eiti tik tada, kada nemato automobilių arba kada įsitikinęs, jog jie sustoja ir taip toliau. Geriausia priemonė yra pačių tėvų, galbūt nemėginimas suprasti technologinius dalykus, ką jie ir kaip jie daro internete ir kaip jie slėptų baimė, jeigu, pavyzdžiui, vaikas yra atakuojamas ar kažkokiam, tarkim, įžeidžiančią informaciją, ar kažkokiais tai kvietimais nepadoriais ir taip toliau. Vaikai patys tai jie nelabai kreipiasi. Iš tikrųjų, kaip kreipiasi tada, kai apšmeižia, kai negražiai pavadina. Tačiau mes pastebim, kad, sakykime, yra toks atvejis, kai mokiniai, kažkas pasidaro mokinio elgesį, jie ne taip blogiau lanko. Arba iš vis nebelanko, nebesimoko. Tada jau iš tikrųjų mes reaguojame į tokius atvejus. Tada kviečiamės tėvus į mokyklą, kalbamės, aišku, visų pirma su pačiu vaiku. Labai didelį gyvenimo dalį. Dėl to, nes praktiškai, kai tu turi daug laisvo laiko, tu neturi ką veikti, tu dažniausiai įsijungi internetą. Jie nenarušo. Jie nenarušo, nežino, kas tai yra. Jeigu jie narušo, jie labai aiškiai jie veda. Koks nors dramblys. Nes jie ieško apie gyvūnus, apie kažką, kas jiem įdomu, bet jie nėra to, kad jie iš vieno puslapio eitų į kitą, jie dar to nežino, tai kaip ir net nebuvo. Tik atviras pokalbis šeimoje apie atsirandančias naujoves nugali visus pavojus. Tada ir technologijos tampa ne grėsmingos, o naudingos vaikų gyvenime.